Kągi prasidėjo FIFA konfederacijų taurės turnyras, kartu su juo prasidėjo ir 1000 euro futbol pinigų iššūkis. Sveiki bičiuliai, sveiki sulaukė FIFA konfederacijų taurės turnyro. Labai džiaugiuosi, kad vasarą turime futbolo ir tikrai nebus niūru, nebus nuobodu, nors jau baigėsi futbolo didysis sezonas, tai FIFA konfederacijų taurės turnyras, manau, kad žada labai neblogą reginį. Labai įdomu bus pažiūrėti, kaip visų pirma Rusija pasirengė jam. Tai repeticija, kaip žinom, prieš pasaulio futbolo čempionatą. Tai tikrai labai laukiu ir stebėsiu pats asmeniškai visas rungtynes, kiek tai leis galimybės. Tai pirmos rungtynės, atidarymo rungtynės bus tarp šeimininkų Rusijos futbolininkų ir Naujosios Zelandijos, stipriausios Okeanijos komandos. Bus įdomu pažiūrėti, kaip Rusija atrodo namie. Mes žinom paskutinių metų rusų problemas komandoje, mikroklimate ir tas paskutinis pasirodymas fiasko patirtas Europos futbolo čempionate. Tikrai Rusijos komanda paskutiniu metu ne iš gerosios pusės būdavo minima net ir savo šalies žiniasklaidoj. Bet dabar viskas namie ir savo sienos ir, manau, dideli lūkesčiai turėtų būti galbūt kitaip pažiūrėta į šitą turnyrą, visų pirma į konfederacijų taurės turnyrą. Jame gerai pasirodyti Rusijai būtų svarbu, nes tai kaip ir pridėtų daugiau tikėjimo, manau, prieš pasaulio futbolo čempionatą. Na ir pirmos rungtynės su Naująja Zelandija. Čia aišku, kad favoritai yra šeimininkai, nors labai sunku prognozuoti, kaip atrodys komandos. Senokai tikrai nemačiau rusų, ką jau kalbėti apie Naujosios Zelandijos rinktinę, bet žiūrint į sudėtį, Rusijos rinktinėje stiprių individualiai pajėgių žaidėjų yra. Jų galbūt ne tiek, kiek galima būtų norėti reikalauti iš tokio dydžio šalies, bet mes žinom, kad Rusijos Premier lyga vis dėlto labiau stovi ant legionierių. Didžiausios žvaigždės toje lygoje yra legionieriai, o Rusijos futbolininkai, jeigu išvažiavę už savo šalies ribų kažkur Europoje, didelių įspūdžio nepalieka, bet asmenybių, aišku, Rusijos rinktiniai daugiau nei kad Naujoji Zelandija. Naujoji Zelandija be labai ryškių žvaigždžių komanda ir ypatingai, sakyčiau, neturi daug talento puolime. Aišku, kas būdinga Zelandijai, tai fizinis pasiruošimas. Komanda fiziškai labai gerai pasiruošusi, tai aišku leidžia gerai gintis, leidžia būti pavojingiams prie standartinių situacijų, bet iš esmės to meistriškumo komandai trūksta ir aš krypstu link to, kad atidarymo rungtynėse Rusija turėtų iškovoti pergalę. Galbūt tai nebus labai rezultatyvios rungtynės 1-0 ar 2-0, bet aš labai tvirtai įsitikinęs esu, kad Naujoji Zelandija šitose rungtynėse nepelnys įvarčio. Tai man atrodo, rusai turėtų iškovoti gal ir nelengvą pergalę, bet savo vartus išlaikys sausus. Tai aš renkuosi įvykį, kad Naujosios Zelandijos rinktinė šitose atidarymo rungtynėse nepelnys įvarčio. Ir, kaip jau sakiau, susideda keli faktoriai. Tai, kad rusai žaidžia namie ir tai, kad Naujosios Zelandijos komanda paprasčiausiai nėra stipri puolime. Ir jeigu net pažiūrėtume jų rezultatus paskutinių žaistų rungtynių, ten daug įvarčių mušama nebūdavo, nors ir varžovai nėra labai aukšto lygio. Tai nors ir Zelandijos komanda fiziškai stipri, gali pasiginti, gali tikrai priversti rusus žaisti klampų futbolą, bet nemanau, kad jie turi gerus šansus pasižymėti įvarčių.